Sveikas merginos. Kurį laiką buvau dingus, bet dėl visai pateisinamų priežasčių, nes turėjau akių vokų gleivinės uždegimą. Labai nemalonus reikalas ir mes šiandien truputėlį pakalbėsim apie jį ir apie labai įdomų dalyką, ruošiamą tutorialą, kurio metu darysiu makiažą ir mokysiu jį daryti jūs. Pirmiausia, apie akių vokų gleivinės uždegimą. Mielos merginos, mylėkit save, savo odą ir savo akis. Kiekvieną kartą, nesvarbu, kad ir koks būtų buvęs vakarėlis, grįžusis namo nusivalykite makiažą, nes būtent taip nutiko man, jog grįžau 4 val. Ryto ir ėjau miegoti su makiažu, nes galvojau, kas čia tokia, atsikelius ryte ir nusivalysiu. O baigėsi tuo, kad ryte atsikėliau ir atsidūriau ligoninės priimamajame ir man diagnozavo šitą labai nemalonų dalyką, todėl makiažo galiu naudoti labai minimaliai ir kiekvieną savo kraują perspėju būtent dėl šios aplaidžios savo klaidos. Nepadarykit ir jūsiems. Ok, pamokėlė baigta, einam prie malonesnių dalykų, tai yra teptukų. Nuo ko prasideda makiažas? Tai makiažas prasideda nuo turimų priemonių. Ir pagrindinės jų yra spondžai, kempinėlis. Savo makiažą išnaudosiu Beauty Blenderį. Ir teptukai, tai yra Eko-Tools šepetėliai. Tikriausiai daug kam teko apie jas girdėti. Štai gavau tokią pakuotę. Čia yra 5 šepetukai, teptukai, kurie skirti labai greitam makiažui. Iš dieninio makiažo perversti į vakarinį. Mano rankose yra lūpų teptukas, akių kontūravimo teptukas, maskavimo teptukas, taip pat šešėlių dengimo teptukas ir teptukas sausai pudrai. Taip pat papildomai įsigijau skaistalų teptuką. Jis šiek tiek kitokios formos negu pudros. Ir taip pat turiu dar antakių bei blakstienų teptuką. Eko-Tools teptukai yra nebereikalo vadinami Eko-Tools, nes jų koteliai pagaminti iš bambuko, metalinė dalis pagaminta iš perdirbto aliuminio, na, o šereliai yra sintetiniai. Sintetinis dar nereiškia blogesnis. Jie ypač švelnus yra, ilgi šereliai ir jose kaupiasi daug mažiau mikroorganizmų negu natūraliuose. Teptukai nėra brangus, jie kainuoja apie 27 eurus, būtent su šituo įpakavimu, kuris atrodo kaip pienalinė. Ir jie yra labai patogus ir, kaip minėjau, juos reikia visada išplauti prieš naudojant. Apie jų kiekvieną panaudojimą atskirai pamatysite kitame mano video, kai kontūruosiu merginai veidą ir taip pat mokinsiu jūs tai padaryti ant savo veido pagal savo veido tipą ir bruožus. Tam taip pat pasitelksiu dar 2 teptukus, šepetėlius, atsiprašau, tai yra kabukis šepetėlis iš Bella Pierre ir kontūravimo, kuris yra labai panašus į Eko-Tools, taip pat akių šešėlio dengimo teptuką. Taigi, mylėkit save, saugokit save. Ir iki labai greito kito mūsų susitikimo, kuriame aš jums papasakosiu, kaip reikia susikontūruoti veidą ir kaip panaudoti visus šiuos Eko-Tools šepetėlius savo kasdieniniam makiažui.